į 5 skyrius, taip, tai pirmas yra kaip ir kiekvienais metais saugus darbas kompiuteriu, čia yra numatoma 3 pamokos. Antras skyrius tai yra informacijos saugumas ir dirbtinis intelektas. Tai yra simetrinis ir asimetrinis šifravimas kriptografinės sistemos, kur turėtų būti skirta 3 pamokos. Taip, pažintis su dirbtiniu intelektu ir neuroniniais tinklais 5 pamokos, iš viso šitam skyriui turi būti skiriama 8 pamokos. Tada programavimo pagrindai, vėlgi čia gilintis, niekaip neišeina su viena savaitinė pamoka, bet nes aš netgi šitas temas suprantama giliau nagrinėjama jau 11 klasiai. Taip, tai aš netgi tą temą grinai ėmiau kaip 11 klasiai, tik tai ne taip giliai, ne? Tai čia iš viso 12 pamokų ir matote, kartojimas problemų sprendimo automatizavimo. Ir po to 5 pamokos turi būti skirta apie programų projektavimą, ir atliekant trumpalaikį projektą, kuris irgi yra siūlomas vadovėlyje. Tai programos išbaigtumas ir dokumentavimas viena pamoka ir po to eina apie funkcijas ir procedūras. Taip, 5 pamokos apie paprogramas, tai kaip ir turėtų būti nemažai, bet vėlgi, kiek tai yra su viena savaitinė pamoka taip įmanoma, ten jau giliai, tai vis dėlto čia taip, susipažinimui, kad būtų aišku, ar jie pasirinks 11-12 klasė studijuoti individualiam plane informatiką. Turbūt taip turėtume mes orientuotis. Toliau eina kompiuterinė grafika, tinklalapių kūrimas arba elektroninė leidyba. Tai kompiuteriniai grafikai turi būti skirta 2 pamokos, taip, tai visiems vienodai ir po to, pasirinktinai arba kompiuterinė leidyba, taip, ir kūrybinis projektas. Tai iš viso mato 10 pamokų, tai kūrybinis projektas tai 4 pamokos, ir apie kompiuterinį leidybą 6. Ir arba tinklalapių kūrimas, ir irgi kūrybinis projektas, ir irgi 10 pamokų. Ir iš viso šitam skyriuje turi būti 12 pamokų. Tai čia tokie didžiausi 2 skyriai, tai programavimo pagrindai ir kompiuterinė grafika, tinklalapių kūrimas arba elektroninė leidyba. Paskutinis skyrius tai yra tinklinis bendradarbiavimas ir čia 2 pamokos. Taip. Kokios dabar vadovėlyje yra struktūrinės dalys. Tai kaip ir 9 klasėje vadovėlyje yra kiekvienas skyrius prasideda tokiu sudominimu. Taip, tokių tekstų, kuris toksai vadinis šitam skyriui, kad mokinys susidomėtų. Taip. Taigi, toliau yra rubrika įdomu, tai tokie faktai įdomus, tinkantis konkrečiai pamokoj. Jie trumpučiai tokie, reiškia, yra tokie tekstiniai laukai su iliustracija ir tekstu, kuris tinka prie tam tikros temos. Ir yra dar rubrika tokia didesnė, tai jinai vadinasi Nerime giliau, taip, kad galima būtų tiems, kurie domisi daugiau tam tikroj temui, reiškia panagrinėti. Yra savikontrolės atvartas, kur yra pateikiami savikontrolės klausimai, taip, vienam skyriui. Ir žinių, gebėjimų, užduočių atvartas. Tai reiškia, ten irgi yra pateikiamos užduotis visam skyriui ir jeigu skyrius yra didesnis, tai tiesiog pagal tam tikras sugrupavimas tų užduočių yra. Taigi, tie skyriai, apie kuriuos aš prieš tai pasakiau, tai jie ir atsigulė taip vadovėlyje. Tai pirmas yra saugus darbas kompiuteriu, ten dabar išėjo 7 puslapiai. Tai vėlgi ten detaliau bus toliau
pasakyta, reiškia, kokios temos ten gvildenamos. Taip, antras skyrius tai yra informacijos saugumas, dirbtinis intelektas, ten yra 19 puslapių, čia kartu su užduotimis ir klausimais. Taip, trečias, toks didelis skyrius, tai yra programavimo pagrindai, vėlgi yra viskas dubliuojama, C++ kalba ir Python, tie patys metodai aprašomi, reiškia, per tas dvi kalbas. Taip, tai ten yra 35 puslapiai, panašiai yra ir ketvirtam skyriuje, tai yra kompiuterinė grafika, tinklalapių kūrimas arba elektroninė leidyba. Taip, ten yra 31 iš viso puslapis. Na ir paskutinis toks vėlgi mažiukas, kaip ir įvadinė tema, taip ir baigiamoji tema. Baigimo tai yra tinklinis bendradarbiavimas čia ir irgi ten yra 7 puslapiai, yra užduotis ir klausimai. Na ir dabar kiekvieną iš šitų skyrių šiek tiek detaliau ir šiek tiek, reiškia, tų atvartų. Taigi, saugus darbas kompiuteriu, tai yra 3 pamokos, 3 temos, vadinamos. Taigi, 7 puslapiai, kaip aš sakiau. Ir kokios čia yra tos pamokos, tai yra saugaus darbas skaitmeninėmis technologijomis normos. Antra pamoka aplinkos saugos problemos ir jų sprendimai. Ir virtualiosios aplinkos saugumo nuostatos, taip, virtualiosios aplinkos. Bet čia yra 7 savikontrolės klausimai ir 6 užduotis. Ir ekrane dar matote atvartą, čia yra pirmos pamokos saugaus darbo skaitmeninėmis technologijomis normos. Na ir kokios temos čia yra, tokios jau kaip daug smulkesnės, tai higienos normos, ergonomikos normos, kibernetinio saugumo ir saugaus darbo normos, kibernetinio saugumo pavojai, įsilaužimas į kompiuterį, didžiųjų duomenų analizė, reiškia, aišku, ten viskas yra gana paviršutiniškai suprantama, čia daug neįmanoma prirašyti. Taip, etikos aspektai yra didžiųjų duomenų iššūkiai, ką reikėtų žinoti. Skyrius yra toks mažiukas, taip, ir tada antras skyrius, taip, informacijos saugumas ir dirbtinis intelektas. Ir čia turime 5 pamokas, taip, 5 temas, tai simetrinis ir asimetrinis šifravimas, taip, kriptografinės sistemos, pažintis su dirbtiniu intelektu, mašininis mokymasis ir kompiuterinė rega, dirbtiniai neuroniniai tinklai ir, dirbtinio intelekto ateitis būtent per moralinius ir teisinius aspektus, kad susimąstytų mokiniai. Visas šitas temas aš su savo irgi turiu 5 pogrupius 10-okų, reiškia, mes išėjom. Su mašininiu mokymu atliko užduotį apmokė, reiškia, grupinį darbą tokį turėjo ir ne visos klasės susidorojo vienodai gerai, bet tikrai pavyko, kas mane taip labai, kai kurie nustebino, gerai prasme. Apie neuroninius tinklus, dirbtinius irgi, pašnekėjom. Žodžiu, tema tokia gana sudėtinga realiai, nelabai aišku, iki kiek reikėtų gilintis ir ką pačiai reikėtų žinoti realiai. Ir 10 savikontrolės klausimų, čia yra 11 užduočių ir 1 kūrybinė užduotis aprašyta. Taigi čia irgi jūs matote, čia asimetrinio, čia jau pažintis su dirbtiniu intelektu. Taip, atvartas, šiek tiek daugiau jau tų atvartų idėjų. Taigi čia irgi yra 4 pamoka dirbtiniai neuroniniai tinklai. Taip. Ir dar čia eina
apie dirbtinį neuroninius tinklus dirbtinius ir čia informacijos saugumą, čia bendra tema. Jo, ir čia tas pats apie dirbtinius neuroninius tinklus. Taip. Ir čia yra atvartas, kur yra klausimai, užduotis. Užduočių daug, aišku, ten duok dieve vieną kitą padaryti, ne, spėti, bet bet sakau, mes buvom padarę. Ir kūrybinė užduotis, taip, irgi yra aprašyta. Gerai, dabar informacija, taip, čia gvildenamos temos, taip, kokios yra šitame skyriuje. Taigi, simetrinis, asimetrinis, hibridinis šifravimas, ką reikėtų žinoti, nes po to tai bus ir valstybiniam brandos egzaminui, tai čia būtent iš tos pozicijos, ką reikėtų žinoti, jeigu pasirinks. Turingo testas, pasirinkimas mašininės ar gilusis mokymasis ir kuo ten skiriasi, apie kompiuterinę regą, biologinių ir dirbtinių neuronų palyginimas, tai va čia yra ta rubrika Neriame giliau, taip, kam įdomu. Kūriantis algoritmai, generatyvinis konkurencinis tinklas, va čia buvo, nes aš jį pradėjau vadinti kitaip, generatyvinis besivaržantis tinklas ir pasirodo, kad reikia konkurencinis tinklas, vis dėlto sakyti. Ir kokia yra neigiama dirbtinio intelekto įtaka vaikams ir paaugliams, irgi labai svarbu apie tai susimastyti, mokiniams pakalbėti. Trečias skyrius, tas didelis, vienas iš 2 didelių skyrių, tai yra programavimo pagrindai. Aš šiemet su 10-okais vis dėlto paėmiau kitaip, nes logiškai buvo, mes baigėm pernai 9 klasiai su programavimu, pradėjom nagrinėti, tai šiemet ir kažkaip pratęsiam. Ir aš manau, kad ir kitais metais su 10-okais aš pradėsiu nuo programavimo, kol jie dar, kaip sakant, adekvatus, taip sakant, nelabai pavargę. Tai programavimo pagrindus mes iš karto paėmėm ir čia numatytos 8 pamokos kalbėti iki paprogramio, kaip aš jau sakiau, bet mes išėjom sąlygos sakinius ir, žodžiu, jau ten ne tik merginos jau cypė, jau ten sakė, ne, jau viskas. Tai aš jau bijojau jų, taip sakant, daugiau ir liesti, nes po to ir nepasirinks informatikos ir, taip sakant, bus išgąsdinti. Tai jeigu galbūt net tiek daug laiko skirti, tai pradžiai ir taip, pasakyti, tokie programavimo metodai, taip, čia ciklai, čia paprogramės, čia su išoriniais, nes čia ir su išoriniais failais, eina, reiškia, darbas. Tai pabandysiu kitais metais, reiškia, taip, galbūt paviršutiniškai, bet jie ateina po savaitės, sako, mes iš viso šito nenagrinėjom. Prieš tai, prieš savaitę kalbėjom, sako, ne, mes šito dar neėjom. Ir po to vienas kitas ten kažką tai supranta, kas vyksta, o kiti tiesiog surenka ir duok dieve jiems su dirbtiniu intelektu tai sugeneruoti tą kodą ir mokėti jį perskaityti. Ir aš manau, kad čia toks tikslas turbūt ir yra, juos taip dar kol kas supažindinti su tuo programavimu. Bet tam, kad galėtų perskaityti, tai turi ir parašyti bent tokią pagrindą turėti. Tai žodžiu, čia yra 8 tos pamokos, tai kartojimas šiek tiek, problemų sprendimo automatizavimas, programų projektavimas, programos užbaigtumas ir dokumentavimas, apie paprogramį, kas tai yra, apie parametrus, apie jų kūrimą, testavimą ir derinimą, ir darbą su išoriniais failais irgi.
turėtume šiek tiek bent jau parodyti, kaip nuskaityti, kaip įrašyti rezultatus. Jo, na ir kadangi šiemet bus darbas reiškia ir su CSV failais, tai šiek tiek apie CSV failą aš turėjau omeny, ta prasme, dvyliktokams, nu tai šiaip kas tai yra, tai šiek tiek irgi ten parašiau. Tai čia yra iš viso 30 savikontrolės klausimų, iš kiekvienos iš tos temos, taip 10 užduočių programavimo ir vienas trumpalaikis projektas, kuris turėtų iš tikrųjų užimti iš tų 8, na, bent 4 turbūt pamokas. Taigi 35 puslapiai, jo, dabar jūs matote pradžią apie kartojimą, apie algoritmus. Ir tada čia problemų sprendimo, irgi čia pradžia, ten, taip, šiek tiek jau kodo ten prasideda. Čia apie ateities programavimo kalbas, apie kubitą. Taip, na ir po to programų projektavimas prasideda. Čia irgi atvertas su projektu, kiek jie spės. Nu, aš daviau irgi, žodžiu, mano mintis tokia, kad jie išsiaiškintų, išanalizuotų situaciją, na, su kažkokiais mokytojais pasikalbėtų, ką galima būtų jiems, kokią problemą galima būtų jiems, na, suprogramuoti per kelias pamokas, savaitės, galų gale jie tai namuose galėtų daryti. Ir reiškia pristatyti, ir minimalią bent dokumentaciją paruošti, pasižiūrėti, kokį vaidmenį jie galėtų atlikti tame projekte, kaip jie galėtų save matyti šitoj sferoj, nes daug yra pareigų, taip sakant, prie IT projektų. Tai, viena grupė taip išeina, taip, kiekvienam pogrupė buvo po 3 grupės, tai iš 15 grupių viena kažką tai suprogramavo, elementariai ten testo skaičiavimo, reiškia, kaip apskaičiuoti, įvedam ten maksimalų skaičių taškų ir, žodžiu, kad po to įvedat, kiek ten mokinys surinko iš kiekvieno klausimo, tarkim, iš kiekvienos užduoties, ir kad paskaičiuotų, kiek galutinis pažymys, yra, tai taip, kažką darė, bet sakau, tik viena, kiti ten nelabai išėjo. Na, čia irgi yra atvertas apie paprogrames, taigi, kaip aš sakiau, čia yra dubliuojama Python ir C++ kalbų kodai. Ir kokios ten tos temos gvildenamos, reiškia, šitame 3 skyriuje, tai dabar jūs, aš ten kai kurias tik tai pasakysiu, taip, ten sąlygos, sakiniai, atmintinė, programuotojų mokymasis žemėlapį, kad jie žinotų, kur galima tiesiog prisijungę, norint išmokti tam tikrą programavimo kalbą, savarankiškai mokytis, kokie ten yra žemėlapiai ir, žodžiu, nemokamai, kur galima būtų išmokti. Programinės įrangos kūrėjo darbas, kad apie tai susimastytų, kiek ten yra etapų ir iš ko susidaro, taip, kokie yra programos kūrimo modeliai. Ten mes matėm iš tikrųjų dokumentaciją, taip, atnaujinimai, kas tai ir po to apie procedūras, funkcijas, apie testavimų paprogramą, ir apie darbą su išoriniais failais, tai failo atidarimas, skaitimas, rašymas, ir praktiniai patarimai, ir matot šiek tiek ten apie tos CSV failus, kas tai yra tiesiog. Čia buvo toks 3 skyrius, toks didžiausias, dabar 4 skyrius irgi pakankamai didelis, irgi 8 pamokos, temos. Tai yra kompiuterinė grafika visiems 2 pamokos ir po to, pasirinktinai, aš tai visą laiką darau vis dėlto, kad pogrupiais jie pasirinktų, ta prasme, kuris pogrupis daugiausiai, pasirinkimas iš pogrupio.
nu, daugiausiai vaikų nori, tai tą mes ir imam, ar elektroninę leidybą, ar tinklalapio kūrimą, nes, bet aš manau, kad jūs darot ir taip, kad vaikai laisvai renkasi ir tiesiog tame pačiame pogrupyje yra ir tinklalapio kūrimas, ir elektroninė leidyba, bet, man tai patogiau po to tuos projektus kurti. Bet iš tikrųjų tai galima spėti netgi turbūt ir tą padaryti, nes iš tinklalapio kūrimo, tai aš jums parodysiu, aišku, yra HTML pagrindai, bet galima, kaip sakant, tuos pagrindus, aišku, pasakyti, bet galima, aišku, nerašyti, su tais HTML nežaisti, o paimti tiesiog programinį įrangą, kuri leidžia iš karto dėlioti, tais blokais tinklalapį ir tiesiog, šiaip pamatyti, kaip tai yra nesudėtingai sukurti ir nemokamai galima. O elektroninė leidyba, tai vėlgi čia, šiuolaikiniam pasaulyje būtina žinoti. Tai jeigu taip mes pasigilintume, tai yra tokios 3 didelės, 2 išeina didelės temos, tai kompiuterinė grafika ir arba kompiuterinė leidyba, arba tinklalapio kūrimas. Ir leidyboje yra tam teksto formatavimas ir šriftai, ką reikėtų žinoti, objektų įterpimas ir redagavimas, puslapio maketavimas, leidinio parengimas spaudai. O tinklalapio kūrime yra HTML kalbos pagrindai, tam pakopiniai stiliai, kas tai yra. Interaktyvumas su JavaScript kalba, bet vėlgi ten tam tikri pavyzdžiai, bet nelabai gilinamas vėlgi į tai. Ir tinklalapio projektavimas ir išdėstymas, ir tinklalapio testavimas ir publikavimas, ką reikėtų vėlgi čia žinoti, apie ką reikia susimastyti. Ir šitame skyriuje yra 28 savikontrolės klausimai, 5 užduotis, ir 2 kūrybiniai projektai, taigi šiek tiek atvartų, taip, kas ten yra. Čia jūs matote kompiuterinės grafikos atvartą, taip, čia yra atvartas, kur, yra tekstas apie pasirinkimą, reiškia, ar labiau domina tinklalapių kūrimas, ar kompiuterinė leidyba, tai kad jie, taip susimastytų. Ir po to apie kompiuterinę leidybą prasideda. Irgi kažkoks atvartas kompiuterinės leidybos, jau apie konkrečias programas šiek tiek. Ir paskutinė tema - leidinio parengimas spaudai. Ir projektas, tas kūrybinis projektas, šiuo atveju mano elektroninė knyga. Ir tada apie tinklalapių kūrimą, taip, apie HTML kalbą, šiek tiek toks įvadas, ką reikėtų žinoti. Ir vėlgi čia kūrybinis projektas, šitoj temoj. Ir jeigu šiek tiek ten irgi nersime giliau, tai kokios čia gvildenamos temos, kai kurios iš jų, tai grafikos failų formatai, taip, nuo idėjos iki leidinio, tai apie kompiuterinę grafiką eina kalba. Istorijos šiek tiek kompiuterinės leidybos, apie objektų sluoksniavimą ir grupavimą, ir apie prasideda tinklalapio kūrimas, tai tapatybės ženklai, elementai, klasės, apie JavaScriptą šiek tiek, kaip išvengti saugumo iššūkių, apie planavimą, kad susimastytum, apie taip vadinamą makaronų kodą šiek tiek, publikavimą, priežiūrą tinklalapio. Taip, ir po to eina 5 tema - tinklinis bendradarbiavimas tinklinis. Ir čia yra viena pamoka ir jinai taip ir vadinasi - tinklinis bendradarbiavimas. Bet iš vienos pamokos vis dėlto yra 5 savikontrolės klausimai. 9 užduotis čia tiesiog yra testas, tai jis ten taip išeina. Ir užduotis yra irgi. Ir vienas, atsiprašau, kūrybinis projektas, tai kas pasirinks vieną ar kitą. Ir vėlgi, kažkoks yra atvartas,
apie kūrybinį projektą šiek tiek. Taip, kad jie pristatytų, reiškia, bendradarbiautų per tinklą, suprastų, kas tas yra tinklinis bendradarbiavimas ir po to pristatytų irgi, reiškia, tokiu būdu savo darbą. Na ir temos, kurios čia yra, tai jų čia nedaug. Tai tinklinio bendradarbiavimo nauda ir iššūkiai, tinklinio bendradarbiavimo platformos ir priemonės, bendravimo etika, saugumas ir privatumas tinkle ir kaip apsaugoti asmeninius duomenis tinkle.